Santusas taip pat antrajame raunde tvirtą pasiduoti kovotoją. O čia greičiausiai jau dabar galime sakyti klijuojama naujosios UFC sensacijos etiketė jaunuoliui iš Lenkijos. 27 Ivo Baranevskiui, kol kas 8 kovos, 8 pergalės, 6 nokautai ir 2 kartus yra privertęs savo priešininkus pasiduoti anksčiau laiko. Turi juodą diržą Aikido, turi rudą diržą braziliškojo džiudžitsu. Ir kodėl mes kalbame apie sensacijas, kadangi UFC nėra užtrukęs ilgiau negu pirmojo raundo pirmoji dalis. Šybos Aslonas buvo nokautuotas per minutę 29 sekundės, o Osnas Veinas krito vos per 28 sekundės. Tai yra tai tęs, dabar aš galbūt atsidusiu. Na, žinau, kad yra irgi ganėtinai sėkminga turėjo Ivo Baranevskis 2018 metais jam gavosi net iškovoti 3. vietą pasaulio iki 21 metų čempionate. Tačiau suaugusių karjeroje šiek tiek magokai ėjo viskas, bet teko dalyvauti pasaulio čempionatuose tarp suaugusių ir Europos čempionatuose. Blet, kažkaip ne taip pasidėjęs esu. Tai yra sėkmės tikrai UFC darbe ir progresas ganėtinai neblogai sekėsi. Žiūrint tą faktą, kad Junior Tatai yra net 5 kartus pribaigęs savo kovų prieš. Iš tikrųjų rašinėja vien todėl, kad yra daug fanų, kurie nori matyti mane sportuojantį. Aš aišku niekada nenustojau sportuoti, bet buvau nustojęs įrašinėti save sportuojantį, žinai. Tai matydavo tik tokį veidą. Yeah, UFC Fight Night. Ne, geriau žiūrėti UFC Fight Night. Anksčiau, kas yra matę mane maišą daužydavo ten, kas yra matę dar anksčiau, tai tiesiog lyzdavau į šitą, blet, kultūrizmą, nu, tipo, raumenis kačialis, bet, Baranevskis, tas geras, 6 nokautai, 8 kovas, 2 submissionai. Dar aš lygiau, kad bus pagrindinis šios kovos teisėjas. Matome, kad Manus įsidėgas ir legendinė kovotoja iš Lenkijos Jonas Žeidžias. Labai jam trupsė, dar dabar, kad tikrai dabar gerai. Geras, tas lenkiukas vis dar. Taip nėra, kad darbuosi, na čia jau žaidiškai greitai demonstruoja Ivo. Aš mane užpisa, kad matosi eina ten tų žvaigždžių promotingą, žinai, duoda jiems reitinguose, aišku, kad šautum į priekį į reitingą, jiems duoda tą mėsytę, žinai, tą mėsytę konkrečiai eina kaip į darbą, žino, su ko kovos, aišku, jis irgi tobulėja, bet viskas kaip ir aišku, kas laimės, žinai. Ir iš karto, žiūrėk, sudaužo. Bet, nu, nesigina. O kam jam gintis? Pasiėmė 10 štukų dolerių, nes jie gauna už tai pinigus. Tiesą sakant, nesitikėjau. Tai toks šį kartą viskas baigsis, tačiau randa vis skirtingų kelių Ivo Baranevskis. Ta patį, žinoma, pats yra, na, greičiausiai ypatingai nusiminęs, nes, na, niekas nespėjo, jeigu tai yra trauma, tai dar baisiau, bet, na, taip, ir kol kas vis dar kyla į mega sensacijos, o greičiausiai lygiai Lenkijos kovotojas. Smagu matyti ir žinoma, kokią... Ne, kol nesusitiks su tas mega sensacija, blėt, aš matau nugarą silpną pas žmogų. Sakant, per daug neužtruko, greitai gerai klausus to, kad greičiausiai... Blauzdą šaudė, blėt, ir viskas. Da, aukščiau, tai ganėtinai greitai, labai greitai sukasi kol kas Baranevskis. Sukasi ratu, tavo meilės laivas, vėjas ant bangų, aš žinai, tai yra. Žinai, aišku, galėsit prasukti tą minutę, nu, kai atsibos, aš iš tikrųjų realiai neturiu ką kalbėti, žinai, tiesiog visiems tiems kultūristams, žinai, noriu parodyti, kad, blet, nesmė, kiek tu pakei, gerai, jeigu tu eisi į priekinės linijas, važiuosi į armiją, tau tiesiog tam kultūristui, nu, matys didelis prancūzų tau pakelį, nu, ką jam reikėtų, kelti gurtuos užklimpusius džipus, nešiuoti tos pabūklus, blet, raketas visas, o į kovą, ta prasme, ne, jis eis ant fotkių, žinai, kad military,
gerai atrodytų, žinai. O realūs bakuriukai yra lengvi, nu, tie visi specai, tai jie ten nedaugiau negu 8-5, nu, 9, nu, filmuose rodo, kad jie yra šiek tiek didesni. Kad jie daug kelia, bet, žinai, 10 ar valandą ar laiką tu ten, žinai, nepraeisi, žinai, su dideliais svoriais. O jam pabandyti duoti, žinai, vieną ranką, 2 kilus, pavyzdžiui. Kaip dabar. Nebandau deklaruoti, kad aš esu čia baisiai stiprus. Nenoriu. Iš vis niekada nenoriu kovoti realiai. O sportuoju vien todėl, kad nenoriu kovoti. Čia, kaip senata patarlė sako, nenori karo, ruošis jam. Tai aš irgi nenoriu kovoti, nu tai būk pasiruošęs kovoti. Arba ruošis kovai. Kas mane pažįsta, žino, kad aš esu ir bandęs save ringė ten, lazer šviesų apsuptyje, ten, žodžiu, nepavyko sukovoti, bet patirtis normali. Ir žinau, kad tai man vis tiek duoda. Bet ką noriu dabar pasakyti, čia biškį įsipličiu, žinai. Jeigu neįdomu, ką kalbu ten, tai bent pažiūrėk, kiek laiko aš tos gantelius rankų laikau. 2 kilai. Ir, žinai, atrodo niekis, žinai, bet va toks iššūkis. Aš galiu mesti iššūkį ten, pavyzdžiui, savo pažįstamiems, tiems stipruoliams. Ir realiai galėčiau dar mesti iššūkį pasiboksavimu, žinai. Ten, žinai, tikrai geriau būčiau atrodęs negu tas Džeiks, kurva Pauls, Abdul. Žodžiu, prasukinėkit. Ir ta prasme, bet jau pažiūrėsit, kiek laiko aš jos rankoje laikau, žinai. Turiu dar matos sienai gumas, nugarai daryti. Būk rimtesnis, aš jam visą laiką sakau. Ta prasme, jam pas mane yra 2 autonominės stotis, kaip aš sakau. Jau mokslininkai sečia, kad kairysis, dešinysis, bet jie grinai pas mane autonomiškai veikia. Vienas kalba, motyvuoja, kitas tinginiauja ir kitus dalykus man bando įkišti, žinai. Tai, kaip aš sakau, 2 asmenybės, žinai. Kairė, dešinė, kairė, gynyba. Nereikia tų daryti dalykų, kurios daro visi. Jeigu nori realiai būti stiprus, tai tos, žinai, taktikos, ten 2, 3, čia kaip šachmatai, tave užprogramuoja tam dalykui. Ir tu ilgiesi būtent taip jo, nesu patyrusi žmogum, bet tai nežiauriai, ten nespėja, nesuprant, kas vyksta, žinai. Bet kuris yra išėjęs iš savo, kaip sakant, ne iš savo, bet iš tų boksų. Boksininkas, bet išėjęs iš bokso konceptų, žinai. Jis ten savo sukuria, savo daro ten ritmus, šokius, išsišokimus, išsijudimus, išsivalkymus, žodžiu. Kiek kažkas tampa, tikrai, žinai, tada gimsta dar kažkokius kovos, ne kovos, o stiliai kovų. Bet viskas yra tik tai tam, kad nenorėti kovoti su kitais. Pavyzdžiui, būni per stiprus kitam, per sunkus, jo labiau, arba per greitas, ten, kaip taisyklė, ir pilna video yra tokių, kaip prisigėrė žmogus, užsiraunant tokio, kaip aš, arba dar stipresnių ten, ir, ten, žinai, nenori su jo, bet jis realiai kartais įsubinė įsikandęs, ir tu bėgi nuo jo, ne todėl, kad bijai, bet, kad bijai užmušti, bet jis įsikandęs, vis tiek, žinai, tai, žinai, padarai savo. Kiti daro efektingai, ten išlaužia žandikolį, paskui eina konfliktuoja su mentais. Tai nedarykit to. Jeigu tu esi realiai stiprus, jeigu tu galvoji, kad tu esi stiprus, tai tu turi suvokti paprastą dalyką, kad tau nebus gėdinga netgi ir pabėgti.
Mašius, gaščiai, bėgsiu, daužysiu, pydaras, gaidžius. Blet. Turiu labai daug gerų bachūrų pažįstamų, kurie, blet, nepabėgo, žinai, ir dabar sėdi 15 metų, 12, 8, ten, žodžiu, susidūrė su to nuosensu, kaip sakau, bet, nu, pakalbė realiai paskiau su sakykim, nu ir ką, ar tai kas kaltas, jis tu užrašė tas, tu ten leis, ožys, visą kitą. Galėjai išvengti padaryti jų ožių, kam tau jį padaryti ožių, bet ne, panorėjai prieš paną pasimavyti, visai bazdą išlaužė, ten kažką, kam to reikia. Niekada nesportuok, ta prasme, sportuok visą laiką, bet jeigu jau domiesi kovos menais, tai žinau, kad tai yra ir to pačio atsakomybė, aišku, prabanga, tu kietai atrodai, mergos visos tavo ir visą kitą, bet realiai, žinai, po viso šito. Bum, jabačia, bum, tu, šalkūnės, bum. Jau jeigu pradedi jaustis stiprus, tai nerodyk tos jėgos. Štai, aš kaip pažiūrėjau, pavyzdžiui, video, kokie žmonės, tarkim, dalyvauja kare, blėt. Ten ukrainiečiai, pavyzdžiui, apie Ukrainą jau, štai, kalbant apie jų tą karybą, tai tu, blėt, matai, kokius ten snukius, kurva, nužudo, prasigėrė, blėt, kažkokie, toks jausmas, kad kažkokias komedijas, blėt, vyksta, blėt. Ir galvoju, tai kur tie kariai, tai visi, tie nagliai, tie, blėt, tokie visi, blėt, kovotojai. O jie nekovoja, jie, blėt, kam jau kovoti, nes jis gražus, jam reikia būti gražiam. Jie nekovoja, jie tik apsirengia, tą aprangą nusifotina su šautuvu, parodo, ten žinučių prirašo, kad už tėvynę, o paskui ten, aišku, pradeda pasakoti, kad geriau jam nežūti tam kare, bet pradėti nešti žinią žmonėms, žinai. Latrus visus žudo ten, blėt. Aš pasakysiu, absoliučiai latų. Kiek esu dabar pastoviai seku tų dronų, blėt, tas nuotraukas ten, nes iš absoliutus latrai, blėt, mes juos daužydom savo mieste, nu, mes jauni ant jų treniruodavomės, blėt. Bam, į bazdą, kas yra, žinai, blėt, mėsa, nu, blėt, karo promautintojai, blėt. Šitas ir yra durniausia. Nei vieno dar nemačiau nuotraukos, blėt, tokio gero bachūro, blėt, nu, kas žino, tai suprantat, ką reiškia, pavyzdžiui, Lietuvoje bachūras, nu, tas toks, žinai, nu, tipo, jau, blėt, jis ten, nu, tipo, ne ožys, žinai, ten, kietas, merga, gerą turi pinigų, ten, visą kitų, blėt, ten sportuoja, salėse, pusikačialinė, visą kitų. Nu, nei vieno tokio dar nemačiau, kad būtų susisportuoti. Pastoja kažkokius kaušus, subarzdom, apžiausiam su fanarais, blėt, gaila žiūrėti. Tai būtų tas pasaulinis karas, ar tai būtų kokia nors pandemija. Ar Bibičių čiultum, jeigu Bibičių, tai irgi viskas būtų tas pats. Tai, kad visas pasaulis diskutuoja, iš tiesų. Apie ką diskutuoja, gaidyblė? Tai taip, norėjau dabar pasakyti, aišku, pabėgo nuo minties tos paketinės, bet... Blėt, trukinėjo mintis, nes pradedi jausti, jaučiamas, pradeda, nu, šitą visą pusę, šitą, pečiai, aišku, nereaguoja, kol kas dar reaguoja sausgyslės ten. Ir visą kitą. Greitis kol kas dar nedingo, maždaug 20 minučių. Ir man, kad, žinai, nežiūrėti vieni kaip debilų į tą kamerą, žinai, todėl ir kalbu kažką, žinai, sakau. Visas milijonas bus pagrindinis šios kovos teisėjas. Gal kovoti su šešėliu, žinai. Fight! Pirmo raundo pradžia. Bet kaip keista, nenoriu realiai pats fight, žinau, bet tu žiūrėk patinka. Ir ne todėl, kad ten kažką iškerta, ką, bet kaip dirba su technika, kaip rankas juda, kaip kojas, kas ten vyksta, žinai, ten. Anksčiau tampiausi kojas, virvutės, šmutės, špagatai. Paskui supratau, kad špagats yra geriausias, kai mama deša, prikimš pilną žarną mėsos, jis tu špagatą apviniuoji, į pakabin rūkyti, va tai geriausi špagatai yra. O tie nieko neduot, žinai. Per daug laiko, kad įspirti į galvą, žinai, nu aišku. Bet galva nėra labai aukštai. Tai
Tai tie špagatai, virvės tiesiog leido labiau susireikšminti, nes kitas tipo nepadaro, aš padarau čia, žiūrėk, iškeliu koją, bam bam, o realiai leido tau raganėti, bet nebūti iš tikrųjų tuo, kas tu dediesi, žinai. Tai laikui bėgant supratau, kad užtenka, žinai, į pilvą įspirti, į saulės rezginį, į kojas raumenį, į kelieną. Jeigu reikia kovoti, žinai. Kelieną, kad iš tikrųjų nėra kitaip sutvertas mechanizmas joks. Turim vis tiek kelienuose tą pusiausvyros tašką, turim klubuose pusiausvyros tašką, turim kiekvienam sąnary yra tas, kad tu gali sulenkti savo rankas, kad tu gali atsitūpti, kad tu gali įsižerti, ir tai nėra skaudu kelti taip, ne? Bet yra labai skausminga, kai tu bandai įsižerti, negu tau yra priklausoma, ne? Atsitai sako, yra unikalu, bet šitos kojos tokios, jos be smūgė, nes tam, kad užsiauginti smūgį tokiai kojai, jeigu tu taip gali kelti, kai jau ten atsiras smūgis, tas smūgis tavo kojas aukštus iškelimas sumažės ženkliai, galiu pasakyti. O pats didžiausias smūgis bus, kai jau tu išdirbsi ir tavo ta koja taip sausgyslės bus susitempusios, nes jos yra bam, sprendžina, žinai, tai kai tu gali smūgiuoti šitą vietą, žinai, aišku, ten yra technikų, kada tu gali išsilenkti daugiau ten, išmesti kelyje, šitą kulną ir su to kulnu ten gali laviruoti, bet ne taip kaip Van Damme surodo filmuose. Dar nei vienas, kas stebit realiai kovas, UFC, Glory ar ką, dar nei vienas tokią suktuką nėra atlikęs iš vis istorijų kovos metu tokį, ten išsišokus, bam, į parzdą, ten įspjauti ant kurvą, mėšlą savo visą. Tokių dar nėra kovų buvę, tai supranti, kad yra bullshit, kaip aš sakau. Gatvėj, pavyzdžiui, visą laiką kova baigės parterį. Jeigu su kokiu rimtesniu kovoja, visą laiką baigės parterį. Lopus, aišku, išjungi greitai, ten stovėsiu, kai sako, ai, ką parterį, bam, 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 viso. Bet jeigu rimti susidūr, garvežiai ten, bet nesvarbu jie, kokio ten lengvumo, kokio ten jie, bet ar jie sunkus, ar jie lengvi, visą laiką jie nukrenta ant žemės ir kas įvaldęs yra grynai imtynių veiksmus, bet nereikia ten laivyti, žinai, yra paprastas, paprasti supratimai, žinai, ten netiek kažką šūdmaliai. Bet paprastai kaklas vis laikais bus silpnas. Tu tokį jį gali užkačelinti, žinai. Čia bus raumenis. Bet čia niekur nebus raumenų. Tai tie užspaudimai mokinkis ten pagauti, žinai, spausti. Kad spausti smarkiai turi daryti nugaros pratimus. O jeigu pas tai bus nugarą, tu man pagausi spausti, tai aš taip įtraukiu tą kaklą ir tu nieko man nepadarai realiai. Yra išbandyta ir yra jau sutikrinta. Gatvė, pasakysiu, vis laik yra kitokie. Gatvė gauna boksininkai dantis nuo kažkokio nors grūšiko pijoko, ar ten nereikia maivytis, ble, ten, tie, žinai, kai kameras išjungta, žinai, aš išjungsiu ir patį, bum, vis laiką. Ir juo labiau kultūristai. Nedarykit tų klaidų, jau geriau, žinai, kas yra, kartais kultūristas, ne kultūristas, kur taip prisikompavo raumenų, žinai, ten sėdi, jau ten bijo, jis priprato, kad jį taip gerbė už tai, kad jis turi raumenis, visą kitą, kad jis ten, blėt, jau ten daug mergų turi pasisekims, mergos reiškia, kad tu esi daugiau sėkmingesnis, žinai, ir papuolas į kokį nors situaciją ir jis pamiršta, žinai, jį užmigdo tas raumenų grožis, žinai. Ir būti barzdą gaunu, žinai, aš nesuprantu, kodėl taip atsitik, žinai, bet aš stoviu, žinai, bet jau išjungs, prašau, nes raumenis, tai normaliai įstatė, žinai, pažiūrėkit, yra kovas realios, parodytos, kaip tie gigantai eina su mažiukais, tikrai mušeikom ten smūgiuotis ir barzdos netlaiko nei vieno. Visų pirma, man nebus bėgti za padlono tave, žinai, ten, trauktis, žinai, ir tu kurva, kiekvieną kartą tas kultūris, žinai, jis pradės pavarkinėti, žinai, gaudyti dar suolį, o tada, žinai, taip, kaip vaikų daužai tą makaulę, kurva. Belė kokią dydžią galbūt žmogus. Jeigu esi protingas ir moki greitai bėgti aplink stalą, tai po 10 ratukų aplinkų to stalą jam galėsi, tiesiog pisti iš bet ko, žinai, į barzdą, ne žemė, nereik šitų žemė, jis, žinai, tas kultūris idėja, žinai, daug.
Jis galvoja, kur panas, dabar mane matys, kokie picai bus taip pamatų. Mes ten gerbim juodą darbą, žinai. Jau kai jis pavarstys, jau sakai, spyriai subinę, nori išjungti, bet, nesikeičiau. Pakelsi, eik namo, žinai, nes tau rytoj treniruotė. Pakelsiu daug, aš pralaimėsiu galbūt, kai, žinai, aš nepakelsiu daugiau negu tu, žinai, bet nesipainioti tie kultūristai, tie raumeningieji, tie pasakotai, tie kaip ir gerai, ir aš esu koks kietas. Yra žmonės, blėt, kur tiek kiek tu tą štangą kilnojas, blėt, tiek rankų, tiek laiko yra rankoje laikęs kankelius ir, žinai, smūgiavęs, jis konkrečiai susitelkęs į vieną taikinį, žinai, ten, pavyzdžiui, jis jau 10 metų treniruojas kaip į pistį barzdą, ble, čia ne tai, kad jėga, bet tu jau pradedi pats tapti šituo jėginiu tokiu. Ne jėginiu, ble, nesimaišykit, kurva, jėginius, tikslus. Tai didžiausiuose spec tarnybose geriausią rezultatą rodo tie, kurie mokylysi per forkę, greit pabėgti, pasilenkti, po tokių kartingų, žinai, prašliaužti šitos pasitėti į nužudyti, ką nors, pažiūrėjau. Nesvarbu ką, šitai specialus jau žmonės. Specialus jau visi žino, kad specas jau yra, jis nebus raumeningas, ten didelis ada kažkur, žinai, ten pohui. Specas gal cigaretę rūkyti, žinai. Spjauti tau kurva jakį pataisys ir išdegins tavo visą vandens šitą akies vandenį ir tu, blėt, nematysiu vieną akim, o jis šitą, blėt, jau tau ne tai, kad su pirštu, bet su bybiu į akį įdurs, į pizdą būsi. Pamoinas, blėt, ir sudaužys dar. Tai nesipainiokit. Ir, žinai, paskiau rankose sentas, kad tu laikysi tą stoikę pastoviai, žinai, galvos, tai čia visą laiką bus, čia tas jau nebedings nuo tavęs, niekada. Čia tik listen, relax, and just listen. And just do what you do. Čia taip sako, petelik. Ir žinai, keista, bet jisai lengvas, ten, blėdžio, 65 svoris. Bet, žinai, tie žmogeliai daužai galvas tiem dideliem. Aš realiai nežinau, dėl ko tai pasakoju, žinai. Aš nenoriu sumenkyti nei vieną didelio žmogaus ten, žinai. Visų pirma, aš niekada nesirausiu ant jo. Bet aš niekada nenoriu, kad jie irgi rautųsi ant manęs, nes manęs aš nedarau pijarą tam, kad aš kažką. Bet nebus taip, kad sustojęs tu ten sėdėsi, žinai, tu turi realiai pagalvoti, kad, blėt, tavo galva irgi bus suskaldyta, žinai. Nes tu niekaip negalėsi išjungti manęs, blėt, ten vienu smūgiu ar ten kažką, kad ir tavo 58 bus bicas ar 70. Kuo didesnis bicas, tuo tu, kurva, lėtesnis, tuo tu, blėt, durnesnis būni. Durniau, tau reikia, kurva, jau kviesti tuos pagalbininkus, kiek yra tų istorijų, kai tuos, kurva, kultūristus bobas apskutinėjai čia, tai kaip tu, kurva, gali padaryti kažkam. Įpisti svarbiausia, nebenori daugiau, žinai. Gerai, dabar 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti. Ir paskiau jau dings nors kalbėti, kai tokį setuką ir užmė. Bet gantelį nepaleidžiu, kaip matot. Neišdarinėjęs viskas. Stamina. Aš, blėt, PlayStation žaidžiu vieną žaidimą Skyrumą. Ir ten man pats svarbiausias dalykas yra tavo stamina. Visose žaidimuose yra, ką jau reikėtų kelti pirmą, tai stamina. Sėlinimą. Sniukimą.
Mes matome, po kiekvieno etapo neišsilaikė Santiago ir nesėkmingo bandymo išsilaikyti Santiago Luna. Rankas neturi būti taip. Rankas turi būti pastoviai priglaustas. Pirma gynyba. Vėžiais pastoviai susitraukia, jam nieks nieko nepadaro. Žmogus irgi turi būti vėžiais įtraukti nugarą, rankas pritraukti kaklą, kad nepataikytų. Boksą gali išlenkti vieną kitą pusę. O toliau, žinai, dėl ko sako išlėmens, žinai, nes tu neduodi taip. Tu duodi taip, žinai. Tau reikia tik tai, bum, išleisti, bum, bum, uppercut, hook, front, kick, ne kick, kurva, kaip štai, punch. Na, žinai, angų nėra tokie stipri, žinai. Viskas laimėjo. 10 sekundžių lieka ir užsmaugį. Tai buvo tiesiog abudu pasiruošę gerai, tik vienas turėjo mažesnę staminą, viskas. Visą laiką visas, kai yra šalia teisėja, žinai, kai žinai, kad nebus nieko ten kažkokio nelegalaus dalykų ir ką, tai, žodžiu, laimės tas, kuris turės didesnę staminą. Batereika pas kažką bus geresnė, o pas tai bus negeresnė ir tu pralaimėsi, žinai. Kažkada girdėjau, kad buvo toks japonas vienas, ar tas korėjietis, karočią, nešuodavosi su savim pastoviai lagaminą, žinai. Bet ten jisai buvo nieks, ten buvo tik svoris įdės, nepamenu dabar kiek ten konkrečiai, gal 20 kilų. Ir jis visą gyvenimą nešuodavosi jisai. Visą gyvenimą, eidavo pochups. Nu, vadindavo, kai jis kažkoks oficinis, o ten tiesiog svoris įdės. Nu, kaip atrodo, ką tokiam žmogui galėtumėt jūs padaryti? Tik nušauti. Nu, jeigu konfliktų kažkokius suieškotumėt. Bet aš tikiu, kad net ir nenušautumėt jo, nes jis ko gero ne tik tai vien stiprus yra, bet jis ir masto apie tai, kaip išvengti šitų dalykų, žinai, ten, kaip jūs sakau, žinai, ten, išeiti iš komforto zonos, žinai, boksininkai, kodėl niekada neina kovoti į ten MMA, nes jie nenori išeiti iš tos komforto zonos, jis ten 20 metų, žinai, 1-2, ten kairė, 10, ten aparko, ten 10 tokia. Ir viskas, ir jis tokį pat sutinka, žinai, ir ten vėl vis vyksta stamina, žinai, kas kaip. Bet jis nenori veltis į ten kažkokį konfliktą, nes tie, kurie išeina iš komforto zonos, tai jau jie yra kitokie, žinai, pavyzdžiui, jisai, žinai, bum, kovoja, bam, alkūnę panaudoja, žinai, tu nesuprasi, jis atrodo, tu jam griebi čia už galvos, jis bam, alkūnę naudoja, tu jam stabdai alkūnę, jis bam, tau už galvos duoda, žinai. Shut the fuck up your mouth, lad. The mustard seed is the smallest seed of all herbs, but yields the biggest tree. So too, is the Let's take a look up at the big screen. You were constantly pressuring from that top position. This is a kid who's got fantastic wrestling. You surprised control from the beginning of that fight, basically. Round 1, round 2, round 3, just dominant when it hits back. I am, and there was transitions where he did get on top. Actually, the first takedown, I didn't quite hurt it. He kind of tripped a little bit, and I fell on top of him. And then he was a little bit more fatigued in the second, third rounds, but you know, it's a much closer fight than what it looks like because small transitions and he would have actually got on top in 1 round. He also loaded me up. And then he's 21 years old. I'm 31. This guy took the fight on a week notice. So without this kid, there's no fight. There's nothing to cheer about here without him. Remember that and hold his head up high. Do not hold your head down, Santiago. You're a young champion, a young warrior. Viva la Mexico. Well, listen, congratulations. Undefeated out here at Bantamweight. Can't wait to see you again. Tell Nancy West Mitchell. Kažkur praleidau, kažkiek skaičių, blei, ten žai. 1, dar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Blei, dabar jau pavargo rankose. Bet čia yra, žinai, turėjau vaikystėj tokį debilą mokytojų, žinai, visada niekada nenuleisk rankų, žinai, niekada, kad ir kas nebūtų, žinai, tu, pilvas, ten kačialint raumes, visada, bet rankų nenuleisk. Aš nenuleidau rankų, man prisirašė, apsišikau praktiškai. Aš sakau, sustabdykit kovą, blė. Rankų nenuleidau, blė. Tai va, čia ką turiu pasakyti, kai tau įtrina tą, nenuleis rankų, žinai, kartais jas reikia nuleisti. Svarbiausia yra reakcija. O reakcija?
atsiranda ne tada, kada tu svorius įloji. Essa opção que você tem hoje, para mim, é muito importante. Jam 5 minutės. Mas o principal mesmo é conquistar esse cinturão Vai, Dudu. para poder falar aí campeão impedido. Ir čia yra reakcija. Nereikia svarkiai. Būdinti. Užtenka. Tik daryti. Ko čia gero kovota nusimatęs? Aš manau, kad tas Gans nukirs šitą Alex Pereira. Nu, tokia mano nuomonė yra, žinai. Nes tas Gans ir turi patirties daugiau. Ir turi jisai, nu, ta prasme patirtis, žinai, nu, aišku, kaip ir sakiau, jeigu tas Pereira nugalės tą Ganą, tai bus, na, čia bus kažkas baisaus. Reiškia, tikrai yra tas Pereira žvėris, žinai. Mas com certeza que eu tô sendo legal. Eu com certeza quero sair dali, é com o braço erguido e fazendo história. Čia nėra kažkas, žinai, visą laiką čia reiktų sudaryti cirkus, žinai, su tais nančiakais. Treniruotėm užtenka būtent tokie permetimai, nes tavo rankas būtent būna tavo gynybinės veido, gynybinį zoną veido, žinai, žandiko, būtent ir kada tu su nančiakais darai, kartais tau gaunasi greičiau, kartais lėčiau, bet tau tai tave išugdo kaip šiek tiek greitesnį, šiek tiek labiau, kaip pasakyti, reaguojant į situacijas, nes jeigu tu, pavyzdžiui, nesureaguosi į tokią nančiaką, čia įsiražai, dos laiko neatsikelsi, jau iki rytą tai tikrai negosiu, dar paskiau pusę metų turėsi mokintis vėl iš naujo žodžius. Aišku, tai įvyks greičiau negu vaikui besimokinantį, bet žodžiu, galbūt padarysi savo labai labai didelę traumą. Žinai, tai nėra, dabar kuriuos aš naudoju nančiakus, tai nėra kažkokie plasmasiniai, lengvi, jie yra normalūs, koviniai. Ir svarbiausiai, kai pradedi mokintis, yra tam tikras kūno linijas, kurių tu turi tiesiog laikyti, tavo pats kūnas žino, kur nukreipti rankas savaime, automatiškai. Tai atsiranda refleksas, ne refleksas. Tai taip ir, aišku, nereikia ieškoti. Visą laiką daryk vieną ir tą patį pratimą, daug kartų kartok, 100, 1000, milijonų ten kartų, kol atsiranda refleksas, kurį tu gali daryti tiesiog skaitydamas knygas, ar ten dainuodamas, ar dar kažkokį, vienu žodžiu, nejungiant savo smegenų veiklos, tam, kad pagauti. Greitis savaime atsiras, niekada nenorėkit viską daryti greitai. Nu, ta prasme, ne Bruslėjus, ten kameras viską padarė, pagreitintuvai ten tų kamerų visų, bet neapsigaukit. Ir nepradėkit sekti burbulais, tai, žinai, tom burbuliniam istorijom, žinai. Svarbiausiai suprasti, kad greitis atsiras pats, žinai. Tavo pagrindinė savybė, tai turi būti, kad tu turi daryti tiksliai. Technika, o paskiau ten jau gali ir kokį nors bairį išmesti, apsukti ten. Jau vos neįsišoviau, iš tikrųjų įsišoviau, bet taip lengvai susisukau, kad pradedu prakaituoti, rankas prakaituoja, nu pilnai ir bijau, kad neišlystų, nes jeigu įsislys, o čia yra už 3000 svarų televizorių šone, tai mane užmuš paskiau šitie žmonės. Kad aš toks neapdairiai viską darau ir žinai.
Now Nolan carries a 4-5 winning streak into his first appearance of the year. Čia kaip ta, žinai, kas esat matę Ipmaną, And clip a place in the rankings. tas medinis žaislas, tai ten irgi, žinai, o kiškė, ten kiša rankas, duoda, žinai, at galandą savo alkūnės, sanarių stiprumą, sausgyslių ir žinoma, su laiku reakcijos ir kovos suvokimas, kad esmė eiti į vidų žmogaus, žinau, ten, kai tu eini į vidų, ten bet kokiu atveju gali surasti, neišmokti čia, o tiesiog surasti, tau nereikia nieko mokyti, tavo sanariai dirba gerai, tu judi gerai, tavo sausgyslės tvirtos, tu esi pakankamai greitas, kojos tvirtos, neraumeningos. Aš dar kartą noriu visiems pabrėžti, kad tai nieko bendro neturintis dalykas su raumenim. Tai yra tikslumas. Pavyzdžiui, kad pirštų nenusilaužti, nes aš esu daug kartų pataikęs į piršto galiuką su ančiaku, tai man, žodžiu, reikėdavo, aišku, lūžę niekas nebuvo, bet reikėdavo reabilitacijos, kad atsigautų tie pirštai, nes trūkdavo ir kapiliarai delnuose ir jeigu per grubiai aš išmetu. O ta būtent iš kairės visą laiką, nes dažniausiai, jeigu įkiš į tarptų nančiakų kažkokį pagalį ar ką, tai jos iš tavęs gali greitai atimti. Tai yra pats pagrindas, kai tu darai permetimą, tai tu turi pagriebti taip smarkiai, kad iš tavęs negalėtų dar kažkas atimti, žinau, o tau tiesiog reikės toliau tik tai nusitaikyti, kaip aš sakau, išmokti taikytis, kai tu sukiš šitus nančiakus, pati pirma taisyklė turi būti, kad tu sugriebtum iš paleidimo kitos rankos į kitą, kad tavo sugriebimas būtų tvirtas, kad tu nesusižalotum savo pirštų, tai delnas turi būti nuolatos išleistas ir suspaudimas turi būti labai tvirtas. O toliau, čia tam, kad neišmuštų, o toliau, kai iš tavęs jų negali niekas išmušti, tau tiesiog reikia nusitaikyti ir suvokti, kaip mušti į taikinį. Tai būtent, kai aš darau šitą veiksmą, 1, 2, gali duoti per viršų, gali duoti per apačią, vėl per viršų. Čia tas cirkas, kad aš čia moku žongliruoti, tai visai nieko nereiškia. Tai yra tiesiog dar viena treniruotės dalis, judesiui, greičiui ir suvokimui. Jeigu tu pakeli iki galvos, tai tu gali paleisti ir kad, nes tai reiškia, kad tu giniesi. Kai tu pasidedi nančiakus, pasidedi boksą, tai tavo rankos automatiškai kyla, jos kyla greitai, taip ir vėl kelia. Čia yra pats pagrindas, taigi. O tie greitis jie gražiai atrodo, bet iš esmės tai yra tiesiog cirko žongliravimas. Aišku, tu mokai žongliruoti, tai nesitelinti. Bet pradedantieji, kaip ir sakiau. Na, tai Kronas sekė pristatymą, tai naujo pranešėjo, jau čia organizacija, tai Jacksonas Bernardas. Čia buvo, kuris teisėjas bus mano asmenybės favoritas Jasonas Hercogas. Wow. Ir vėliau žinoma iškėlė, kad esu kategorijas palatų tik 70 kg, o žiūrėkite į tų 2 kg. Tomas Kovakas, tai yra sudė. Tomas Kairius nuo Malūno. Man baisiai patinka, aš užsidedu UFC kovos ar dar kokias nors, ar jeigu ten jų nėra tokių, arba jo aš esu visas matęs, tai užsidedu kokį kovinį filmą. Jau lapą užkabinau galės.
Ar viskas sėdi, žemės nužėtos kairius nuo Tomo Nolono, sugeba atsakyti, tas nugyventi priešinė ranka. Šitas Nolonas, programą savo Tomas žemės ir atidėjo žmonė padėti. O tu reikia Tomo Nolono. Viskas. Valandą laiką. Niekada nebuvau sustojęs. Jokių poilsių, jokių nieko. Tai va žinokit, kultūristas to nepadarytų. Leistis varžovui pabėgti iš šios padėties.